Vienas medis, kurio nenuverčiau. Gariniai pirtis. Dievo užantį vos, ne? Aš vis dar čia pat. Sveiki. Reikės apsukti tą kombainą. Kiek dabar praeinu, tiek nuotaika gadina. Stovi va šitai, pamatyti viską, ką sujobinu. Prasme, žiauplys, ne kitai. Pikta, aišku, bet dar čia iš to, ką padariau, tai dar čia sąlyginai laiminga ir nedaug. Bus ką tvarkyti, aišku, tikrai bus. Čia žiūrėjom, nieko čia baisiai, turėtų čia visur viskas atsitampyti. tą metalą atstumant atsitiesins. Pats rėmas lyg nėra nieko ten pažeista tokio labai. Nieko, šitas skleistuvą čia kitą reikės žiūrėti, nes čia tokį atitiesintį suglamžytą. Čia išsiplyšę visur va viskas, ką tu čia jau jam padarys. Žodžiu. Aišku, čia vakar pasipylė pamokymai ir komentarai. Tai žioplys, kamerų prisidėjęs, o nematai. Tai jau į telefoną įlindęs buvai, nežiūrėjai. Taigi svetimam laukia dirbant reikia žiūrėti, kad... Taip, žioplys, aš to ir neneigiu. Aš nesakau, kad į mane, ne, kažkas įvažiavo. Bet būna dažniausiai, tai kaip pasakyti, lengviausia kritikuoti tiem, kurie nieko nedaro, ne? Bet iš tokių gavau kritikos, kurie tą patį daro, ką ir aš. Oi, tai kai grįžai, tai ką tėvas pasakė? Diržą paėmė ir atvanojau gerai. Ta prasme, pačiam manot nepikta, ne? Ta prasme, da gal pikčiau negu kad aplinkiniam kitiem, kad pats žioplys įvariau. Ir sakau, ir dulkių buvo, ir ko. Kas iš to, kad ta kamera, kas iš to tie veidrodžiai per dulkės. Pamiršau, kad tas medis, apsisukinėjau. Tai gerai, kad galvoju, kiek čia to greičiau galėjo būti. Jis turbūt galvoja, gal kokiu maksimaliai antrų bėgiu, gal 7 kokius važiuoja. Iki 5, nes ten, žodžiu, tokį šūdlaukį kūlę. Dar prieš tai kuliant apsisukinėjau, galvoju, o jo, įdomu čia su tokiais kampais. Kai pasisėja su 3 metrų sėlkant, tai jisai pralenda ten pro visokius beržus, pro viską. O čia su kederiu 7,5 maltis reikia. Žodžiu, tai va. Prisimaliau, žodžiu. Nieko. Nėra čia tragedija, nesudegiai, ne kažkas čia tam kombainui. Kitas sezonas dar toli patvarkysim. Dar patvarkysim, tai va. O dabar reikės. Dar čia Bertas išvarė skust. Ražienų biškį. Bet jau neužilgo parvažiuos ir kabinsime sėlką. Nedaug čia prie jos darbo, valandą, 2 gal kokia. Tai susitept. Atsilenkė, nesuprantu, kodėl nelaiko cilindras. Reikės pažiūrėti, kaip. Tai susitept, persistatyti ant rapsų sėjos. Čia darbinė sekcija persistumė per tvirtinimus į vieną šoną. Užsikemša sėjimo diskai, tikrai neatsimenu ar pirma, ar antra eilė sėja. Bet žodžiu, valytuvus atrestauravo tą teną dieną, tai reikės užsidėti ratukų šitų. Nors dabar, kai sausa, čia jaučiu ir be jų eitų padien. Drėgna žemukė aš giliau išverčia, bet nešlapia. Atvirai pasakius, tai kaip ta drėgmė atsirado bele kiekios, tai taip ir dingo ir jokio, ta prasme. Tas, kas atrodė čia Liepos mėnesį, kad bus su jojo, šlapia, baisu, nieko. Visiškai nieko, tai net keista. Bet ką, yra kaip yra. Tai va, pasidarysim sėjelką. Susikalibruot gal tuo pačiu reikės. Visus 3 bunkerius, čia jis granulės. Paskui pala gale trašaus, priekį grūda. Aišku, geriau būtų, čia užsipiltų pilną trašų, 3,8 kubų, kiek čia talpa. Ir į galą rapsas eitų. Bet čia nelabai eina padaryti taip. Su dozavimu paskui nesigauna, tai žodžiu. Bandysim, kaip ir visada, užsipila. Persiverčiat, pertvara tokia viduj. Ir trašų tada tona 800 berods talpa. Tai jau, kadangi čia šiemet iš viso talpiai. Rapsui nuo 50 iki 120 kg panašiai tai planuoju duoti. Po 50 ant visiško smėlių.
kur tą pievą naikinau, va čia kur pjoviau kažkada. Tai tenai simboliškai užmesiu, nors gal iš viso gal išjunginėsim, nedarysim nieko. Ir tiek. Ir 4 rapsų veislės gausis pas mus ūkį šiemet. 2 pionieriaus, 2 limagrein. Tai apie veislės, apie visą kitą vėliau ir toliau, nors turbūt žinot apie jas. O taip galvoju, kadangi jauniais kult, tai reikės ir kombainą, tą kombainas, kedrį įsikabinus, išsivalyti, išsipūtinį. Bandyti čia vis tiek, ten reikės kombainą atsijungt smulkintuvą ir išsivalyti irgi, nes realiai liko visa masė iš šiaudų tenai jame. Na, bet čia ne problema, ten atjungiam diržą, movą tiksliau atjungiam smulkintuvų, kad jo nesuktų ir viskas, ir bandysim išsivalyti, o paskui po rudens darbų, po sėjos visos, varytis, biškį ardyti plasmasių, ką reikės, kad prieit padaugiau, nusimt va visą smulkintuvo apačią, reikės ir bandyti tiesi. Nu, realiai kiek, kokios galvoju, 2-3 dienos darbo bus. Atsisukt varžtus, visus pasikeist, tą nusimt smulkintuvą. Tuo pačiu ardymu, aišku, keisim guolius. Šitam šaunė viskas gerai, šiaip garso nėra iš kairės va pusės, čia kur uždangstyta. Tai tenai man biškį toks ir garsas neįtin patinkantis buvo. Klibėjimo neturi, kaitimo neturi, bet neįtin garsas. Tai tuo pačiu ardymu bus galima pasitvarkyti, pasikeist. Oi, žiauplys, ne kitaip, neturiu aš pavadinimų tokių paprastesnių. Kai sakiau vakarą, ne, keturatininką dalbajobą vadinau, bet čia iš kitos pusės irgi dalbajobas. Oi. Panašu, kad sukalibravom sėjelką, liko tik tai laukuose nusistatyti gylį diskų ir čia pasimatuoti. Misiją didelę turėjau, sudėtingą. Kelintą kartą galvoju su šitą sėjelką. O, 3 sėjama, ne? Nu ir kai sėjas ir rapsas, persistumėma per 8 stemų sekciją darbinė į kairę. Nu dabar į dešinę, bet iš galo žiūrint į kairę. Jo. Nu ir ant navigacijos nustatymus reikia pakeisti. Kiek keičiam, tiek netinka. Nors realiai 8 stemai į kairę, viskas, turi važiuoti. Tai dabar po 3 perstatymo į tą patį skaičių, o čia prisibraukė man lauko vienur kitur juostų ir radom. Tai viskas, rytoj važiuojam sėt rapsą ir matysim, rodo, šiaip tai sėjai, tai oriuką idealų rodo, lietaus vis ir dabar, na aišku, čia rapsiena, biškį gal jau pradžiūvus ir nagai galvo, kokia čia 15-16 cemų drąsiai eina. Nu ir bremba, žemukė tai gera. Rapsui suspraugt, sudygt. Per akis. Jo, ir plius rodo lietaus. Čia užpilta granulės biodrilį. Toliau užpiltas superfosfatas, trigubas, koks ten neatsimenu. Ir pačiam priekį pionieriaus 3.15 veis. Tai gerai. Po 3, 2, 1. Sakiau, kad grįšiu iš laukų. Nu va, važiavau sėt rapsą, pradedam. Vieną važiavimą, kol pasireguliavau, biškį reikalų buvo. Darbinis gylis, kai darbinis, bet sėjimo gylis. Tai dabar apie porą cemų pasigavau, nagai dirba apie 16-18 kažkas cemų. 18 gal labiau taip, ką matavau. Tai viskas gerai, žodžiu. Sėjelka sureguliuota. Šiandien sėjam, kaip ir minėjau, pionierių 3.15. Glifosuot čia neglifosavau, nes čia maks kokia savaitė gal atgal, kai suskutom ir nespėjau čia niekas jokios pabiro sudyti. Tai, nu, yra kaip yra, ką dabar. Reikės papildomai dar važiuoti su pabirų naikintuvais. Na, bet nieko, viskas gerai. Ir tiek, matysim, kaip čia eisis. Planas apie 70
Nu, arba žiūrėsiu pagal tai, kiek sėklos užteksiu. 7, 7, 3, 4 gal net hektarai rapsų pasisės. Ir viskas. Judam pirmin. Tikėkime, savaitė bus gera, jau tų smulkintuvų nesuvarys, sėjalkų nesulaužysim. Sėkmės darbuos visiems, kas sėja ir man sėjančiam. Na va, pirmas 11,5 beveik hektarų laukas padarytas. Lekiam iki namų. Pilsimės kitą sėklą, kitą veislę ir varysimsi toliau. Laukia 30 hektarų, vienas plotas, tik tai įdomesniais biškį formos. Sėt žemaūgį rapsą, tada nuvišešti. Ten ir smėlio visokio bus ir visko, tai bus galima palėk greičiau. O beje, dar čia irgi vakar, nežinau, sakiau, nesakiau, nuo ryto klasas vėl sučiūdai savo. Vakar vėl ką užsikabinam, kalibruojamės, mes ten tą GPS-ą, viską jos reguliuojam. Pabandom ant lauko patraukti. Vėl toks vaizdas, kad tas priekinis tiltas neveikia. Nu, neveikia, tai neveikia, PS2 varom vis tiek dirbti. Jau čia šiandien randu ir vyruką, kuris atvažiuoja, dar šiandien čia turėtų padaryti diagnostiką biškį rimtesnę, kažką tokio negu Novarentas. Tai irgi iki pietų nevažiuoja, nors tu ką, galiniai tik ratai kasasi, priekis ne. Kažkaip netyčia išjungta šitą tiltą, gal vis tiek neina plemba. Tai kad žiūriu, kad atsijungia tiltas. Iš niekur nieko vėl pradėjau veikti, važiuoti. Žodžiai, visiškai nesuprantu, aš čia jo bajerių, jo nesąmonių. Aišku, tegul svarbu tik veikia. Išjungiau, kad transportį neliko. Ir viskas, bet ir šiaip tai, kur tas lietus dingo? Ar čia tie 35-6 laipsniai karščio išgaravo visur? Ta prasme, žemė taip verčia drėgną, bet jau kieta ir sausa. Vajazo. Jau maniau, ta prasme, po šitokio kiekio kritulių, tai gilesniuose sluoksniuose bus tos drėgmės normaliai. Sausa. Žodžiu, viskas. Važiuojam Hebra namo. Sustiksim tu iš kito lauko. Sėjau į tokius šiaudus, va. Nu, dar čia pasėta, čia nesėta. Nu, skirtumų nelabai. Sėjau ir galvoju, būtų kas pasakė prieš kokius, ką žinau, 15, kiek čia tų metų atgal, kai pradėjau populiarėti Lietuvoje, čia tie visi nautilo būdai, nauraginiai dirbimai. Na, žodžiu, neplūginiai visi. Kad sėsim šitaip į tokį kiekį va šiaudų, tai dar čia pačio šiaudo mažai, bet iš vis būna, kur pasėjai, į šiaudo kiekį didelį. Tai būtų jau čia ypač senesnės kartos tie ūkininkai pasukinėja ties smilkiniu pirštą ir viskas. O dabar sėju ir pačiam, aišku, irgi pradžioje atsimenu keistai, atrodydavo, kad ir kai nauraginius kutikų pradėjom dirbti. Nu, išdirbė vis tiek, didelė šiaudų dalis lieka viršoj, nėra, kad kaip po arimo juoda, viskas gražu. Tai tas toks, nu, keistai atrodė, jau dabar įprasta kažkaip, nesuki galvos dėl to. Čia net grupiogas vienas, tai nusistebėjau, kad į tokį kiekį šiaudų, va į tokį šabakštyną dirvinį rapsui purškiu. Tai kaip tipo šiaudai? Nu, paprastai didini vandens kiekį, pilam 2,5 vandeniu, pridedam lipnios daugiau ir pakol kas va, super suveikia ir kaina gera gaunas ir viskas. Vaizdas čia, kad krato ant tos pieskos, nes čia keičiasi sėjimo kryptis. Prieš tai buvo vienaip, dabar kitaip ten, nu, sudėtingai. Čia pasakot, neina parodyti su kamera. Tai va, tai nežinau, sakau, šiaudų kiekį dabar sėjam jau įprasta atrodo, nėra didelio skirtumų. O kažkada tai buvo labai čiodina.
O, po 12 ir sėjau paskutinį važiavimą. Ai, tuoj. O, paskutinis leikimas iki galo, nu tai dar ten gale, kai nuvažiuosiu, liks Ariogalą liks pasėti. Tai va, šiandien 41,5 kažkur hektarų. Neplanavau, galvoju, nu okei, 20 pasėčiau, būtų jau super gerai. O kad čia išėjo tiek, tai iš viso liuks. Čia rodo, po geros kokios valandos turėtų lietus jau ateit. Tai jeigu nulis, tai rytoj nevažiuosiu toliau sėti, nes Bertas dar fūrą turi išlėkti irgi reisą kažkokį padaryti. O lėksim purkšdirvinį. Bus drėgna žemė, plus vakiam 1 hektaras, nu tai va man 2 purkštuvai, arba 3 beveik, nežinau kiek dar vandens dėsiu. Tai liuks, tikrai gera darbinga diena. Sakau, nemaniau, kad tiek daug išeis pasėti. Aišku, gabalai dėkingi. Vienas va 30 hektarų ir kur prieš pietų sėjau tas 11. Vienas medis, kurio nenuverčiau, neužkabinau. Stačiakampis, čia šitas didelis, tai įdomesnės, didesnės formos, bet tai didesnės, sakau, didesnis, bet įdomesnė forma, bet jau kaip per tokį plotą, tai viskas čia gerai. Tai ką, viskas, va matau jau galą, beveik privažiuosiu netoli jau visai. Ir jau laikas važiuoti miegot, o rytoj toliau darbuotis. Bet jo, kad ir palytų nepykčiau, nes jau dulkių debesys, ojoj, va gale per langą, tai nieko nematau, nieko. Nu va ir Ariogalą, kol kalbėjau, privažiavom. Sveiki, iš ryto. O, jau šiandien saulutė šviečia. Vakar, kaip palaukit savaitės diena šiandien. Trečiadienį. Tai vakar antradienį palynojom, bet čia pas mus tai sąlyginai nedaug. 16-17 mm gal. Čia link Kauno pas draugą Pydiso sakė, link Prienų 40 žodžių. Tai vakar kaip ir nelabai kažką jau darbuotis. Planas buvo po pietų, kai lietus apstos važiuoti purkšti rapsą, bet kad vėlai nustojo, dieną čia su šeimyna iki Kauno išlėkė buvom. Nebuvo kada ką purkštą šiandien. Važiuoju purkšti, nors šiaip šlapoka, jau čia sėt bus gerai nuo pietų tik tai. Nes dabar kaip tik iki pietų turiu purškimų. Kiek va čia tos 40 hektarų, tai porą purkštuvų išsipurkšti. Ir po pietų bus galima važiuoti sėti. Laukiu, dar turiu chemijos trūkstamą dalį atvežti. Tai reikia susipilstyti viską ir varyti į laukus. O, pamečiau. Kur čia dabar? O, šitas. Ai, ne, jau šitas gal. Va. Jau rapsiukai para laiko gera. Ne para. Pusantros paros praėję. Ir jau išsprogę. Tai čia 2-3 dienos. Šiandien kas yra trečiadienis, nesakiau. Tai šeštadienį viskas jau jie čia bus sudygę. Super. Va. Sėjam vėlę rapsą. Jau dabar dulkių tai nebent tik tai nuo trašų yra, daugiau nieko. Drėgna, biškį sėjamosios ratai dar vėlėsi, bet viskas bus gerai. Dirbo apie tuos pačius 18-17 cemų nuo ragais. Čia dabar ir tokia rimtesnė jau, kai sakau, kietesnė žemė, nesmėlis. Ir žinau dabar kokią veislę sėju. Čia labai tinkama žemės ūkiui apskritai apibūdinti. Nu, apskritai, žemės ūkis iš savęs toks pats yra, nu, įdomi veikla, įdomus verslas, ne? Čia daug visokių dedamųjų, nuo oro daug priklauso, turi greit viską imti, pasilti iš laukų. Tai sėjai rapsų veislę pavadinimo adrenalin. Kad ir kitais metais netrūktų adrenalino auginant jie. Nu, tikėkimės, parodys irgi gerus rezultatus. Pernai buvau pasėmęs pabandymui Avenčerio. Nauja buvo Limagreino, būtent Skandagra, kur atstovauja selekcininką. Nauja iš jų buvo veislė. Šiemet, sako, gal nori pabandyti irgi kažkas naujesnio, įdomesnio. Na, daug, sakau, tai čia kokius apie 6 hektarus pasisėsiu, porą maišiukų pasėmiau. Tai kaip tik bus super visas ir pabandymas, ir viskas. Kiek skaitinėjau, nu tai irgi,
kaip sakyt, tas, kas užsieny yra, nu tai nebūtinai čia tinka Lietuvoje, kad bus ar gerai, ar blogai, ar kažką. Tai nieko pakol kas nenoriu nei pasakoti, nei ką ten apie jau, kam įdomu, pasiskaitykit patys dar. O aš ką toliau sėjinėjau, rodo į vakarą lietaus. Per naktį vėl, nu tai nežinau, bus matyti čia. Kiek pasėsiu, tiek. Jau čia spartos taip kaip užvakar, kad sėjau. Per kiek aš ten gavosi 14 valandų darbo. Nu, apie 10 pradėjau, po 12 baigiau. Nu, bet tai ne 14, kokia gautusi, tada 12,5, nes keitėsi laukai, važiavau pietaut, važiavau vakarieniaut, sėklą namie keičiausi, nu tai darbo kokia 12 valandų, 12,5 tegul jau. Tai va tuos 3 hektarus pasėjau, o šiandien jau čia visi masyvai laukai baigėsi, didžiausias turbūt 7, bet su 22 ar 24 net kampais beros, tai ten spartos tikrai nereikia tikėtis. Tai kiek pasėsim, tiek pasėsim. Nedaug realiai liko, nepilnai, va, į 30 hektarų ir bus. Oi, tai sekasi, kad yra atjungtas, AdBlue jau tokį nupirkom. Tai va, šlangą trūko. Bėga AdBlue lauk. Karočią, kur man pusės beveik 7 šlangą gaut? Kažkokią. Na, čia. Atvažiuoja servisas. Greitasis, pažiūrėsim. Turėjau kokių tai šlangučių vamsdukų rast namie, gal kažką sudėsim. Gerai, kad saldainių turiu, tai va. Ko laukiu, bent pavalgau. Ne, dar pavalgė, sotus, pietų valgau, bet saldainių turiu. Gal po cukraus nuotaika geresnė bus. Žodžiu, va, apėjom sistemą, dėjom šlangą kitą. Čia paprastai užmūviau, va. Tikėkimės laikys, o jeigu ne, tai statom, oi, atsiprašau, pypt reikės jau. Žodžiu, galvos. Viskas. Kiek 10. Išvėjau iš laukų, lyja. Pirmai nulyjau čia po to remonto, tai terliaujuosi labai. Ir dabar jau ir trašos pasibaigė. Ir lynoja, tai čia nenoriu terliuotis, nes paskui išvažiuoti nebus kur. Tai netingėčiau, šiaip pasėčiau tikrai visą plotą, nu, bet tiek jau to. Važiuojam namo, rytoj pratęsim sėją. Rodo iš ryto lietaus, tai panašu, kad į popietę vakar apsės. Visai nebloga diena gavus. Čia pirmai nervinaus, kad nelabai ką padariau, bet apie 14 hektarų pasėjau, tai rytoj šiaip liko visiškai nedaug. Kažkas buvo dirvui. Sukasi koja. Važiuoju, jaučiu kažkas paukštelėjimas kažkur va čia panašiai. Tai reikia eiti ieškoti varžtų ir pasikeisti. Tu matai, kaip čia negerai. Nieko, tikėkimės turiu varžtų, nes jeigu ne, tai reikės skambinti Bertui, kad atvežtų. Radau varžtus, tai reiks susivaržyti, įvaryti. Pasisekė. Gal tai kas ten toj žemėje galėjo būti? Įdomi. Žodžiu, susuku ir judu. Penktadienis, ane? Jau rapsų, sėjos, viskas, liko, nu, hektaras 20. Pist. Nulūžo nago galas, nulaužė kojos galą, nu, va čia matyt nuo varžtuko šito, va kiek turėtų būti, o čia nėra va skyliai. Na tai va, grubiai pridėjęs, va. O, tai važiuot namo reik bandyt kažkaip tvarkyti. Karač.
Garinė pirtis. Na va, valandėlį laiko ir kai nauja koja. Naujas nagas, davirinom galą. Kažkiek laikys. Viskas, lėkiu pabaigti sėti. Ir žiūrėsim, ką toliau nuveikti. Na va, sėjam paskutinį važiavimą rapsų, o šalia atvarė Bertas Turkštrapsą. Va, tai jaučiu kartu beveik, ne, tai jis greičiau. Aš tai yra greičiau, darbus baigsiu. Bet matysim, dar reikia lėkti. Draugui sėti vienam, kiek čia spėsim, nes rytoj rodo liūtį, bet kažkodėl taip tikiuosi, viliuosi, kad tos liūties bus tiek, kiek ir praeitą kartą pranašavo. O rapso, aišku, tikslesnis bus, kai nupurkš purkštuvas visą plotą, nes čia susėjamąją, tai ir persidengimų ir ko. Bet panašu, kad turėsiu labai gražų skaičių hektarų pasėtą. O kokį parašysiu va čia? Tikiuosi, kad bus. Tai va, viskas, rapsai pasėti. Čia pas kolegas vienur kitur lynoja, šlapia, neįvažiuoja, o mes čia gal, kai sakau, kai Dievo užantį vos, ne. Minimaliai palijo, nu tai vakar, užvakar gal 4-3 mm per 2 paras gavom. Jau dulkių net atsiradė yra jau gale, o kolega ties Kaunu purškė sako, ta prasme, pas mane purkštuvas klimstas kesta vos, ne, tai irgi daug ką pasako. Tai va, žodžiu, viskas, rapsų sėja pabaigta. Ir tu sutap prieš savaitės tą kult pabaigimą, ne? Buvo penktadienis, o šiandien sėja pabaigėm ir penktadienis. Ką tai galėtų reikšti? Taip, penktadienio vakaras bus linksmas. Super, viskas, gerai. Va, trikampiuką paskutinį pravažiavau. Ir būsit jūs liudininkai. Va, žiūrėk, da. Viskas, va, pakėliau sėjalką. Sėja rapsų praeitį. Sveikinu save. Vis dėlto apsimainiau su Bertu, va. Jisai jau klasė, aš New Hollande. Pabaigsiu aš purkštų, jisai lėkia draugui sėt rapsą, dar kiek spės. Reikia suktis. Euras laisvas kišeniais, tai nedrasko. Tik ką džiaugiausi, kad rapsus pasėjau, nupurškiau, aš laukų išvažiavau. Ir vėl va į tuos pačius laukus grįžau. Tik šį kartą su kitokiu padargu. Nespėjom nusipėt po kelių, pagriuvų visų iki rapsų sėjos. Tai dabar kol dar nesudygė, bet jau pasėta. Pralekėm ir nupjaunom čia tuos šabakštynus. Va. Čia ypač pagriuvai, tai didelė dalis visų pirmą kartą pjaunusi, ta prasme nebuvo kaip įvažiuoti, javų mint nenorėjau. Nu tai pjaunu dabar. Dalį aš čia buvau apipjovęs. Prieš rapsų sėdėm vieną pusdienį turėjau laiko. O kitus dabar pjaunu, tai jau 1, 2, 3, 4 lauką pjaunu, 5 bendrai jau lauką pjaunu, tai liko dar 1, 2, 3. Tai šiandien apipjau tuos 3 bent jau būtų gerai. Ir viskas, matysim, visi kiti paskui laukai, kai rapsas tuo labiau nesėtas, tai iš viso dzin, dar nupjovęs tuos pagriuvus, kur tarpiniai pasėti. Nes ten irgi laiko tuo metu, kai tik buvo, netoli namų tie plotai buvo. Ir plius nusmagu pjaut, kai 30 hektarų plotas ir pagriuvo ten kokie, ką žinau, 3-4 gal 100 metrų. Tai nėra tenai daug ko. Važiuoju ir galvoju, turi būti stulpas. Štai jisai, radau stulpą. Gerai, kad spėjau sustoti. Tai va, gerai, kad čia daugiau nieko nesusivaryčiau. Tai va, dalį apipjauju laukų, dalį dar pjaunu. Ir tuo penktadienis ir pailsėsim, pagaliau biškiai atsipūsim nuo darbų. Tikėkimės, prognozuojamos liūties nebus to tvano. Iki greito. Bye.